Siekiant, kad paramą už ekologinį ūkininkavimą gautų tik aplinką tausojantis ir sveiką bei kokybišką produkciją vartotojams siūlantis ūkininkai, šiemet buvo sugriežtinta šių ūkių kontrolė. Pastebimai augant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės agrarinės aplinkosaugos išmokos programos ekologinis ūkininkavimas populiarumui, paramai pagal ją gauti deklaruojami vis didesni pareiškėjų plotai. Šių metų duomenys rodo, kad pagal programą ekologinis ūkininkavimas sulaukta apie 530 paraiškų, o bendras deklaruotas plotas yra 150 tūkstančių hektarų. Nors ekologinių ūkių plotą Lietuvoje sparčiai padidėjo, tačiau ekologinės produkcijos rinkoje realizavimas yra palyginti mažas. Pavyzdžiui, pernai ekologinių ūkių savininkams buvo išmokėta beveik 67 milijonai litų. Tuo tarpu ekologinės produkcijos realizuota vos už kiek daugiau negu 41 milijonas. Taigi, kaip matome, nors ekologinių ūkių plotai Lietuvoje sparčiai plečiasi, tačiau ekologinės produkcijos rinkoje nedaugėja. Trakų rajone ekologiškai ūkininkaujanti Sinkevičių šeima sveikus produktus ėmėsi auginti parduotuvėse pasigedusi ekologiškai išaugintų daržovių. Ūkininkai savo žemėje augina grūdinės kultūras. Taip pat bulvės ekologinės ir tai sudaro 8 hektarus. Tai yra mano pradžia, kadangi pradėjau ūkininkauti gana nesenai, 2008 metais ir ko gero užsikrėčiau tą gerąją žodžio prasme bacilą ekologinio ūkininkavimo iš savo vyro. Kadangi jis jau nuo 2004 metų ekologiškai ūkininkauja. Siekiant, kad parama už programą ekologinis ūkininkavimas skiriamos paramos lėšos būtų panaudojamos sąžiningai, rugsėjo pabaigoje Žemės ūkio ministras priėmė ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus. Jais nustatyta, jog laukams, kuriuose vegetacijos metu augalų pasėlius stelbia piktžoles, nebus suteikiamos sertifikuojančios institucijos EcoAgro sertifikatas. Pagal geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus piktžolės laukose negali užimti didesnio nei 10% viso lauko ploto. Vaistažolių auginimas viena dažniausiai pasitaikančių piktnaudžiavimo išmokomis formų. Deklaruojant pasėlius pagal veiklą aromatiniai, medicininiai, prieskoniniai augalai yra mokama 1688 litų už hektaro išmoka. Taip pat yra skiriama 240 litrų dyzelino norma. Tačiau pasitaiko atveju, kai laukų savininkai tiesiog aparia žemę, ją šiek tiek pabarsto sėklomis, o vėliau viską susmulkina smulkintuvu. Užsiimant tokia efektyvia veikla, mūsų skaičiavimas išlaidos gali siekti apie 600 litų už hektarą. Taigi tokiam ūkininkui lieka dar apie 1000 litų. Nuo 2011 rudasias garstyčias įtraukus į aromatinių, vaistinių bei prieskoninių augalų sąrašą, jas auginančių pareiškėjų deklaruojami plotai taip pat išaugo. Jei pernai jie siekė 600 hektarų, tai šiemet tokių plotų deklaruota jau 5 kartus daugiau, 2500 hektarų. Mokėjimo agentūros specialistų teigimu, produktyviai realizuoti didelius garstyčių kiekius sudėtinga, todėl abejojama, ar visi jas auginantis ūkininkai iš tiesų suinteresuoti galimybę parduoti gaminamą produkciją. Iš tiesų ekologiškai ūkininkaujantys žemdirbiai piktinasi piktnaudžiaujančiais paramos lėšomis. Manau, kad tai yra labai nesąžininga ir savo atžvilgių, ir kitų žmonių, ir jų sveikatos atžvilgių, kadangi žmogus sako, kad jis ekologiškai ūkininkauja, o jis pila tonomis trąšų arba pesticidų, o tai yra iš tikrųjų labai nuodinga mūsų sveikatai ir daro didelę labai žalą. Apie visus pastebėtus pažeidimus ES paramą gaunančiųjų ūkiuose galima pranešti nacionaliniai mokėjimo agentūrai paskambinus anonimišku telefonu, pasitikėjimo liniją arba užpildant specialią formą interneto svetainėje. Pranešant apie pastebėtus pažeidimus labai svarbu palikti kuo tikslesnius duomenis apie įtariamą pažeidėją, vardą ir pavardę, jei žinoma gyvenamosios vietos adresą, kitus duomenis, pagal kurios būtų įmanoma nustatyti galimą pažeidėją. Gavusi pranešimą nacionalinė mokėjimo agentūra atliks tokio ūkio patikrą.